Sveiki, šiandien sveikinuosi su jumis iš Šilalės. Esame pas vieną ūkininką, kuris įsigijo mūsų kartu su Zaslav gamintojų sukurtą puspriekabę Grainmode. Tai naujas produktas puspriekabių savivarčių rinkoje Baltijos šalyse. Labas, Aivarai. Sveikas, Dainiau. Smagu vėl tave matyti. Trumpai gal galėtum papasakoti apie ūkį. Tai mes šiandien esam Šilalės rajone, Aivaro Tamošaičio ūkyje. Mes esam šeimos ūkis, dirbam kartu su tėveliais. Šiai dienai esam mišrus ūkis, bendrai dirbam 500 viršaus hektarų. Pusė ūkio yra gyvulininkystė, pusė ūkio yra grūdai, rapsai. Tikrai smagu vėl pasimatyti ir žinoma prie mūsų produkto puspriekabės savivartės. Ir man kyla klausimas, kaip ūkyje kilo poreikis, kodėl nusprendė investuoti būtent į puspriekabę. Jau eilę metų mes samdydavom paslaugą vežti krovinius įvairius ūkiai birius. Tai mes vežam ir kalkes iš kalcito, ir grūdus vežam į uostą, ir tos pačius rapsus. Ir šiaip kyla daugiau idėjų, kaip plačiau panaudoti tą puspriekabę. Kaip pavyzdys, mes norim ateityje ne tik prie vilkiko kabinti, bet ir prie traktoriaus gabenti iš laukų silosą, kukurūzus, tos pačius grūdus. Tai grūdus gabenam ir dabar su vilkiku jau iš laukų, kiek eina. Aišku, šitie metai buvo tokie sudėtingi dėl drėgmės pertekliaus, bet tikrai mes ją išnaudojam maksimaliai ir įvairiapusiškai. Poreikis būtinai buvo reikalingas, nes jau tiesiog per daug išleisdavom paslaugom. Taip. Paskaičiavom, kad jinai mums atsipirks. O kalbant apie pačią Grainmode puspriekabę, kuo būtent ji tau patiko, kodėl būtent pasirinkai 50 kubų puspriekabę, kodėl duris ir bortas, ne tik bortas? Kubatūra, kadangi, kaip sakiau, norim turėti universalę ir jeigu vešim žolės silosą, kukurūzų silosą, tai yra pakankamai lengvos materijos ir reikia kuo daugiau krovimo. Kada vežam į Klaipėdą, pavyzdžiui, miežius, rapsus, tai irgi yra lengvesnė kultūra ir kad išnaudoti maksimaliai leistiną tą svorį, reikia kuo daugiau kubatūros. Ir tarkim, pakrovus pilną rapso, mes gaunam tą 27-28 leistino svorio tonas ir dėl to buvo pagrindinis pasirinkimas, kad 50 kubų. Kitas dalykas, kas mums labai svarbu, kaip minėjau, kad mes vežam kalkes iš kalcito, o kalkės yra labai agresyvi aplinka. Cinkuotas rėmas buvo vienas iš irgi prioritetinių klausimų, kad gamintojas galėtų pasiūlyti cinkuotą rėmą, buvo būtina sąlyga. Tada duris, kada atidaromas, kadangi tai yra prie ūkio naudojama, tai būna, kad reikia medienos ilgesnės parsivežti statybom, reikia kažkokio metalo parsivežti, nestandartinio lygio konstrukcijų kažkokių. Tai šitie dalykai mums buvo svarbus ir mes pasirinkom šitokias duris. Taip. Labai džiaugiamės opcija, kad priekinė ir galinė ašis yra pasikeliama ir grįžtant iš uosto ilgesniais atstumais ar važiuojant tuščių tų pačių kalkių parsivežti, kai tu važiuoji ten 200 km į vieną pusę, tai tau kai dyla tik 30% padangų, o ne 100%. Taip. Tai trintis, kuro sąnaudos, tai tokie dalykai, jie daro savo vertę. Prieš užsakant puspriekabę minėjai apie poreikį tam tikrų opcijų. Tai minėjai jau, kad pakeliama ašis buvo reikalinga papildoma. Grūdų rankovę irgi taip pat įsidėjai, su kokiu tikslu, kur planuoji ją naudoti? Šiai dienai įsidėjom, kol kas nepavyko dar jos panaudoti, bet būna tokių, tai nėra dažnas dalykas, bet tarkim būna kažkokią tik dalį reikia išleisti, tarkim, virš tam tikrų tonų, kad pavyzdžiui kaušą persikroviai kažkur, galbūt sėklinius grūdus vešim. Tai šitokiom situacijom mes galvojam, kad jinai nėra labai brangi, tai mes galvojam, kad jinai gal pravers ateityje. Tai tokius dalykus ir susidėjom. Šviesų paketą pilną, tikrai grūdininkystėje būna, kad dirbam ir tamsių paros metu, ir tas papildomas aplink visur šviesų paketas duoda į savo vertę. Tikrai dirba puspriekabė ir tamsių paros metu. Ir dar, kaip pristačiau pačią puspriekabę pačiam, buvo kalba ir apie cilindrą, mūsų atstovaujamo HIKO gamintojo cilindrai.
kokie įspūdžiai? Kas krito į akis, kur kitose puspriekabėse nėra, kad tepimo taškas yra, kur didžiausia apkrova cilindre, kad yra chromuotas cilindras, kas prailgina ilgaamžiškumą ir kad už tai neišbrangino labai priekabos, nors gerus akcentus gavom. Tikrai džiaugiamės. Aivarai, tai pirmasis mūsų įgyvendintas projektas ir kaip tu vertini tą patirtį su DP Mode LT? Buvo iškilę mums tokių iššūkių pristatymo, nes tas sezonas žemės ūkį nežinai, kurią dieną prasidės, bet pats Dainiau tikrai daug energijos parodė ir radai visus tuos sprendimus. To, ko reikėjo, tai nebuvo standartinis pirkimas, viskas iš tavo pusės buvo padaryta laiku, aš viskom patenkintas tai vietai. Super. Ar suteiktume rekomendacijas kitiems įsigyti? Tikrai šiai dienai taip galiu sakyti, kad suteikčiau. Ačiū, Aivarai. Dėkui tau, Dainiau.